Sveikinamės iš pavasarėjančio Strasbūro Europos parlamentinės asamblėjos sesijos ir kalbamės su Lietuvos delegatais, būtent kas buvo nuveikta šitoje pavasario sesijoje. Taigi, ponia Birutė Vėsaitė, pasidalinkite savo įspūdžiais apie šią sesiją. Iš tikrųjų, tai darbinga sesija. Pirmiausiai mes išklausėme Junkerio kalbos. Be abejo, Europa turi daug iššūkių šiandieną. Daug tokių, kurių anksčiau ir neturėjo. Tai yra ir migrantų krizė, tai yra ir terorizmas, tai yra ir kariniai konfliktai Europoje. Ir Europa dar, ypatingai Europos Sąjunga, dar nėra atsigavusi po tos finansinės ir socialinės krizės. Todėl Junkeris sakė, kad nemažai žmonių yra nusivylę Europos projektu. Tačiau jo vadovavimo komisijai laikotarpiu jis mano, kad Europa, bent jau Europos Sąjunga per daug kišasi į nacionalinius reikalus, todėl jis sakė, kad mažiau įstatymų ar direktyvų ar kitų teisės aktų ir didesnė jų kokybė. Taip pat jis išreiškė solidarumą su būtent pabėgėliais, kuriem reikia prieglobsčio Europoje. Taip, galbūt, panas Zingerė, norėtumėt papildyti būtent apie ar panas Šareikį? Aš nieko papildyti nenoriu, aš noriu savo nuomonę išsakyti, taip. Šau. Tai aš noriu pasakyti, kad Junkeris yra vienas iš geriausių Europos politikų, kuris sugeba krizės metu išvairuoti, žinot, tarp Anglijos noro palikti Europą, tarp Europos vienybės idėjų. Jis randa tą auksinį vidurkį, kuris bando išvairuoti tarp didžiulės įtampos esančios Europos Sąjungos viduje. Dėl vis polarizuojančių idėjų, kurias užima valdančiųjų galvas, žinot, Austrija, dėl kontrolės imigrantų, žinot, vidurio Europos valstybės vėl atskirai savo bloką po truputėlį kūrė. Junkeris bando apvieninti visus tos poliarinius skirtumus. Ir čia reikia pasakyti, kad tai yra meistras. Ir visiškas meistras. Aš noriu papildyti. Ja. Iš tikrųjų, būdama Europos parlamente, kai buvo nacionalinis susitikimas su komisija, aš jo paklausiau, koks būtų Europai planas B, jeigu, Brexitas taptų realybę. Tai Junkeris man atsakė, kad jokio plano B negali būti, tačiau šiandien aš turiu abejonių vis dėlto, ar iš tikrųjų jis taip pat mano. Ja, dėl pono Junkerio aš džiugiuosi, kad aš buvau jo rinkimų metu. Iš tikrųjų mums reikėjo pasirinkti. Ir rėmiau jį, reikėjo pasirinkti tarp įvairių Europos politikų. Tikrai maža tokių žmonių, kurie sugebėtų tokioj beprotiškai sudėtingoj situacijai vienyti Europą, tarp tų ir jungti tos poliarinius skirtumus. Žinoma, tos didžiausių iššūkių metu, kuris įvyks birželio berods 23 dieną per referendumą, mes pasiruošę visi, kas gali, kas turi kokios tai nuomonių įtakos Anglijos kolegoms, parlamentarams pasakyti, likite Europoje. Ir čia prieš jūs yra tie žmonės, kurie yra už Europos vienybės stiprumas, nes jeigu Europa kalba ir už mus, ir ypatingai kalbant apie konfliktus su Maskva, Maskva girdi stiprų mūsų užtariantį Europos balsą, mums tai yra svarbiausia. Pana Birutė Vėsaitė, jūsų būtent pareiškimas ar sprendimas būtent buvo pasigirdęs apie būtent Astravo atominę elektrinę. Pakomentuokite būtent. Taip, iš tikrųjų mes pateikėme rezoliucijos projektą dėl Astravo elektrinės, kadangi statybos jau nuėjo taip toli, kad ko gero procesas yra negrįžtamas, tai mums yra dabar svarbiausia šitos elektrinės saugumas. Tai mes pasirašė beveik visi delegacijos nariai, Latviai, Estai, taip pat tos šalis, kurios, galimai kentėtų, tai yra Švedija, Vokietija, žodžiu, kadangi vyraujantis vakarų vėjai, tai mes surinkom turbūt 10 delegacijų atstovų parašus
ir tikimės, kad biuras patvirtins. Manome, kad tai yra labai svarbu. Aš netikiu, jeigu iš tikrųjų mes atsijungtumėm nuo Astravo, tai galiu pasakyti, kad ekspertų teigimu Astravo elektrinė užtikrintų tik tai 40% Baltarusijos elektros energijos poveikio. Taip, kad tikėtis, kad jinai dar kažkur tai tekės toliau, jo labiau, kad Suomiai nėra pasiryžę statyti jungiklių, tai kadangi mes esame dabar jungtiniam žiede, tai nemanau, kad atsijungimas duotų kokių nors realių rezultatų. Reikia. Na tai jums leidus pridursiu, reiškia, aš greičiausiai šioje sesijoje man teko kalbėti labai nemažai plenarinėse sesijose grupės vardu ir mes iš tikrųjų labai rimtai žiūrime pabėgėlių krizę, žiūrim rimtai ne tik tai žodžiais, kad kažką reikia spręsti, bet iš tikrųjų yra realūs sprendimai. Tie sprendimai neišvengiamai veda prie iš tikrųjų ryžtingų pertvarkymų, nepavyks tiesiog sakant pasakyti, kad mes mylim Šengeną ir mes mylim visus žmonės, kurie yra bėdoje, taip mes juos mylim, bet yra saugumo klausimai, yra išorinės sienos apsaugos klausimai, ką reikia iš tikrųjų padaryti. Dėl Junkerio, čia ką minėjo kolegos mano ir Brexito, tai ar Junkeris nešiojasi planą B, nesinešioja, tas netaip yra dabar svarbu, ką jisai sako, bet planas B gimsta pats savaime, nepaisant to, koks bus referendumas, kokie jo bus rezultatai, rodo, kad tokia ES, kokia jinai yra šiuo metu, jinai būti negali, jinai mėgauti savim, kad viskas yra gerai ir čia Britai kažko nesupranta, ar Lenkai kažko nesupranta, ar Vengrai kažko nesupranta, yra iš tikrųjų kvaila. Visi viską supranta, kad tas dinozauras, reiškia, privalo evoliucionuoti ir mes šitą aiškiai matom ir todėl pono Junkerio pasirodymas Europos taryboje yra ne šiaip sau, tai yra toks irgi signalas, kad visi klausykit ir pabandykim rasti bendrą išeitį. Tai aš manau, kad čia yra neblogai, tačiau man Junkerio, tiesą sakant, kalboje šiek tiek nepatiko jo, ganėtinai bent toks atsainus, reiškia, požiūris į tai, kas vyksta su Gruzija, kas vyksta su Ukraina, na, maždaug čia galbūt kažkur tai yra tas antrailis klausimas. Tai iš tikrųjų manau, kad tai yra ne antrailis klausimas ir šiandien daug Europos dalykų sprendžiasi būtent ne Europos Sąjungoje, bet štai netoli čia ir tai, kad Europos Sąjunga vis dėlto nepakankamai rimtai žiūri į tą vadinamą rytų partnerystė yra problema pačiai Europos Sąjungai, čia reikia taip pat nuomonę keisti. Na ir kiti klausimai, kurie buvo Europos taryboje, yra tokie pastovus. Mes dažnai manom, kad su žmogaus teisėmis pas mus yra viskas puiku, o kitur aplink blogai, bet kai susiduriam su realiais klausimais, pamatom, kad ir kada ir vaikai yra neapsaugoti, ir žmonės su negalia yra neapsaugoti. Tai tokie, na, sakyčiau, rutininiai klausimai, bet jų yra visada pilna ir vis dėlto reikia pasakyti, kad Europos taryba pakankamai tą klausimų spektrą savotiškai supranta ir globoja. Nepaleidžia, kaip kartais Europos Sąjunga, žinot, sako, čia yra svarbu, čia nesvarbu. Vis tiek tas toksai klausimų spektras lieka. Jo, aš norėčiau pridurti, tarkime, vienas iš demokratijos principų tai tolygus moterų dalyvavimas politikoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tiek Europos konservatoriai, tiek Europos liberalai, nekalbant jau apie socialdemokratus, kurie visados buvo už kvotas ir lyčių lygybę ir 50 moterų dalyvavimą politikoje, pritarė būtent pranešimui, raportui. Ir tikrai norėčiau, kad susipažintų ir vietiniai mūsų lietuviški konservatoriai ir liberalai, kaip elgėsi jų kolegos būtent Europos tarybos parlamentinėje asamblėje. Matot, ne kvotos yra svarbiausia, aš pridursiu. Svarbiausia yra, kad moteris jaustųsi tikros moteris, vyrai jaustųsi tikri vyrai. Kvotos pačios savaime nėra dar... Moterų nedalyvavimas sprendžiant šalies savivaldybių klausimus vis dėlto reiškia demokratijos deficitą. Be abejo, linkim daugiau moterų kandidatuoti. Ir už tai, suprantate, būtent, ne visom šalim reikia kvotų.
Šiaurės šalis jos iš tikrųjų turi savo politinėse partijose, taip kaip Lietuvos socialdemokratai savo partijos viduje turi 40% kvotas moterim arba kitai lyčiai. Tai mes šito laikysimės ir mūsų etikos komisija yra labai griežta. O aš manyčiau, kad vis dėlto grįžtant prie kvotų, jeigu tai bus vis dėlto pritarta, tai reiktų ir adekvačių sankcijų. Pavyzdžiui, italai siūlo, kadangi tai yra viešasis finansavimas iš biudžeto partijų, tai tiesiog tom partijom, kurios neiškelia proporcingai sudėstytų sąrašų, mokėti arba nemokėti, sulaikyti mokėjimus iš biudžeto. Reikia pasakyti, kad kol mes esam demokratinės valstybės, gerbiamą Birutę, vis dėlto galutinis sprendimas priklauso rinkėjam, o ne partijų lyderiam. Ir tai be abejo. Labai trumpai, panas Manelį, nes laiko daug neturime. Būtent iš jūsų pusės jūs ruošiate pareiškimą apie atakas Briuselyje ir apie terorizmo grėsmę Europoje. Labai trumpai minutę laiko apibendrinkit savo pranešimą, kuris bus išsakyta šiandieną. Kalbant apie moteris, aš iš tikrųjų galėtume pasididžiuoti, kad Lietuvoje moteris turi rinkimo teisės vienas iš anksčiausių Europoje. Mūsų pirmoji respublika iškart išrinko ir moterį parlamento pirmininkę. Ir moteris turėjo rinkimų teisės, kada, pavyzdžiui, pietų šalyse tas įvyko stebėtinai ir gėdingai vėlai. Tai dėl Lietuvos aš per daug nebūčiau susijaudinęs, dėl kitų Europos dalių galima būtų pasakyti, kad ten tai yra problema. Mes turim 23% moterų, tai toliai iki 50%. Kai kuriuose tarnybose. Dabar mes... Ne, parlamente. Lietuvos Seime. Taip. Tai pagėdautina, kad jų būtų, reiškia, ir daugiau, nors nuo krašto apsaugos ministerijos per 25 metų laikotarpį iki šalies vadovybės, aš manau, nieks nebijojo rinkdami moteris. Bet, reiškia, mano klausimas yra visai kitas, mes turime grėsmę, kuri yra grėsmė visai Europos 100 metų vystymosi civilizacijai, ne tik apie moterų teises, bet apie visų žmonių teises ir į rinkimus, ir į pilietinę visuomenę. Ir į saugumą. Prieš mūsų pilietinę visuomenę, prieš mūsų saugumą pakėlė ranką netikėtinas monstras, kurio vardas džihadizmas ir kurio vardas yra fundamentalizmas. Mes tikrai negalėsime palikti šitų kvartalų Europoje ramybėje, kuriuose skleidžiame šią ideologiją, ir jeigu mes vieningai visas partijas priėjom prie aiškios minties, kad nacių ir sovietų ideologijos sklaida Lietuvoje yra neįmanoma ir policija žino tai ir turi instrukcijas, kaip elgtis, tai džihadizmo ideologija, kurioje yra neapykanta ir religijoms kaimininėms, ir kitoms musulmonų grupėms, ir žmogaus teisėms, ir moterų teisėms, ir visam tam, kam pas mus buvo užauginta, tikrai teks ne tik mūsų atitinkamoms tarnyboms, bet mums visiems užsiimti to, tai yra politinių partijų užduotis, kad tam neliktų jokių nišų visoje Europoje ir kad šita neapykantos klaida būtų sustabdyta, o tai, kad mūsų įvairios spectarnybos arba miega, arba neperduoda vienas kitam, kaip pasirodo, tai yra faktas. Didžiausiai visų nuostabai neperduoda vienas kitam, tai reiškia vienos šalies spectarnybos, kitos šalies spectarnybos neperduoda savalaikių žinių apie tuos nusikaltėlius. Čia yra atskiro tyrimo klausimas. Paskutinę vakarą naktį teko stebėti televiziją ir pranešimus apie tai, kad tas baisusis sprogdintojas, dėl kurio dabar žmonės, 45 žmonės, iki šiol guli Briuselio ligoninėse su nutrauktom rankom, kojomis, tas pasirodo žmogus dirbo Briuselio oro uoste 4 metus. Čia yra žinoma, kaip čia išvengus liaudiško pasakymas lietuviškai virš visko, tai yra neteisingas, bet reikia pasakyti, mes tikrai turėtumėm, ir tai yra rekomendacijose, suderinti mūsų bendrus veiksmus visų. Ir ne tik tai prieš ideologiją džihadizmo ir prieš neapykantą, bet mes negalėsim palikti šitų, kaip sakiau, kvartalų neintegruotojų, tokių kokie jie yra. Mes turėsime girdėti, ką kalba religiniai lyderiai tuose namuose, kurios vadinamos
mečetėmis, galiu taip pasakyti. Ir visą tai išgirdę mes turėsime išversti į savas kalbas ir išsiaiškinti, ar tenais nėra ugdomi nauji nusikaltėliai. Todėl atskiria fundamentalizmą nuo normalios musulmonų klasikinės religijos, mes visgi negalėsime palikti šitų įvykių be priežiūros, jeigu mes nenorim, kad mūsų orostai, mūsų mažumų, muziejai arba bendruomenės, čia aš turiu galvoje ir apie nuolat atakuojamą ir naikinamą žydų bendruomenę, ir mūsų teatrai taptų saugiomis vietomis. Žodžiu, šitai ideologijai jokios vietos Europai nenumatyta. Ačiū Jums visiems.